Pirmoji geoterminė elektrinė pasaulyje pastatyta dar XIX amžiaus pabaigoje Italijoje. Prieš 40 metų, kai itin susirūpinta senkančiais iškastinio kuro šaltiniais, pasaulyje išpopuliarėjo geoterminė energetika. Lietuvoje geotermijos savoka taip pat nėra naujiena. Tai pigiau, švariau ir paprasčiau, sako tie, kurių namus šildo geoterminės sistemos. Pasakoja žurnalistė Rūta Stalionytė. Sudervėje dar sovietmečių statytame name žymus menininkas Aloizas Milingis geoterminio šildymo sistemą įsirengė prieš 4 metus. Šalia namo išgręžti 200 metrų gylio gręžiniai, pastatytas šilumos siurblys ir štai, žemės energija šildo ne tik 300 kvadratų ploto namą, bet ir įvažiavimą į garažą. Pastaruoju sprendimu šaltą žiemą šeimininkas džiaugiasi labiausiai. Va, čia yra šildoma. O čia yra šildomas dėl to, kad nesidarytų ledas, įvažiavimas. Čia yra grindinis įvažiavimas, čia yra taip pat geoterminis šildas šitą vietą. Žengėme vidun ir papuolame į tikrą meno oazę. Akivaizdu grafikų, skulptorių, tapytojai. Namai ne tik gyvenamoji, bet ir kūrybos erdvė. Šeimininkai sako, jiems svarbu, jog buities rūpesčiai atimtų kuo mažiau laiko ir energijos, o namuose būtų jauku bei šilta. Šilumos, po to, kai šeima įsirengė geoterminio šildymo sistemą, čia tikrai pakanka, nors langai dideli, o namas nėra itin gerai apšiltintas. Šitas daikčiukas, tas mano išganimas yra. Aš džiaugiuosi jo. Ir dažnai džiaugiatės šią žiemą? Ne, aš visą laiką džiaugiuosi. Aš esu išvaduotas, aš užmiršau, kad namuose yra šildymas. Kad yra kažkokia sistema, jinai nebeegzistuoja man. Ir aš apie šilumą negalvoju. Šitas prietaisas yra antžeminė dalis, turi boilerį čia viduj, siurblį gerą, nu visokios ten dar, kaip sako, kompiuteriai, visokios tas sistemėlės ten, kurios sukasi, siurblį varinėjantį. Dabar žiūrėkit, šitas dvi dalys ir rodo, kad jungtas ir kad veikia. Bet veikia, bet nėra jokios elektros. Čia turi ir elektrinį dar pakaitinimą, jei būtų dideli šalčiai. Bet šiuo metu, kai yra tik tai apie 15 laipsnių, tai jis sukasi tose ribose. Vien tik į žemės traukiam šilumą. Anot šeimininkų sugedus kieto kuro katilui, jie svarstė apie šildymą gamtinėmis dujomis, bet nėra nutiestų komunikacijų. Tada nusprendė rinktis pažangės technologijas ir nebuvo dienos, kad to pasigailėtų. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip stebuklas, nors iš gręžinių išgaunama vos kelių laipsnių šiluma, karšto vandens temperatūra name 60 laipsnių. Radiatoriais teka beveik 40 laipsnių elektra varomo šilumos katilo pašildytas vanduo. Iš čia išeina... Dabar šitas vienas vamzdys padavimas, čia. Matot, pažiūrėkit. Čia į namą šilumą. Į namą, pažiūrėkit, šilumą. Koks radiatorius. Radiatoriai nuo čia, o vanduo karštas? Irgi nuo čia, iš to pačio ten? O vanduo karštas čia? Vanduo karštas yra kitas plonas tas. Taip, jis veikia kaip šaldytuvas, tik atvirkščiai. Tai reiškia, mes dabar į žemę nuvarom tą antifrizą atšalusi, ten žemė jis sušyla maždaug iki +3 laipsnių, tik +3 žemės gaunam. Atšilęs ateina čia freono pagalba prasukamas, gaunama temperatūra. Netrukus geotermijos specialistas papasakos, kokiu principu veikia viena pažangiausių šildymo technologijų vadinama geoterminio šildymo sistema. Tuo tarpu Smilingiai, anksčiau mėginę šildytis elektrą ir kietu kuru, tikina, kad tai patogiausias ir švariausias būdas gyventi šiltai, jau vien dėl to, kad nereikia nuolatos nuo suodžių valyti katilinės. Per 2 metus turėjau didelį patyrimą, kas yra kūrenti kietų kūrų, reiškia anglim. Tai yra, tu dirbi pečkuriu, esi juodas, visą laiką čia nurūksta, dūmus išmeta, tu turi visą laiką iškrautas, nes kosbas anglis palieka daug šlako, susiemi, dulkės visur nešiojasi, kol tu išsiemi, dulkės eina. Kietų kūrų pasikūrenai, tau yra karšta, radiatoriai užkaito ir patalpos labai šiltos, bet per naktį atvėsta ir tai atsikeli, vėl yra šalta. Pastovios kambarių temperatūros palaikyti negali, tai tau reikia apsirengti, tai tau reikia nusirengti, tai čia vėl langą atidarai, langą uždarai. O geoterminis šildymas, jisai tą pastovę patalpų temperatūrą išlaiko žiemą, vasarą, ar laukia -20, ar laukia -5, ar laukia +10. Tu namie turi pastoviai 20 laipsnių ir tau nereikia nieko rūpintis.
nei dujomis ten suskystytomis atsivežti, nei kažkokių malkų, nei kažkokių anglių. 20 laipsnių įkalta, jis visą laiką tą laiko ir jeigu vasarą šalta ir, nepavyzdžiui, atšala, būna tik 10 laipsnių, nors jis visai 20, tai kaip įkalta. Na, o suskaičiavus pinigus, geoterminis šildymas 4 asmenų šeimai ekonomiškiausias būdas šildyti namą ir vandenį. Už mokesčius Smilingių šeimoje atsakinga Gražina sako, tai beveik 1000 litų pigiau nei kūrenti anglimis. Šildymo kaštai ir yra elektros energijos kaina, elektros sąnaudos. Bet kadangi mes neturim atskirų skaitliukų šilumos siurbliui ir bendrai namo suvartojimai elektrai, tai mes matome tik tai pagal savo skaitiklį, kiek mes elektros sunaudojame iš viso. Tai, sakykime, yra vidutiniškai 200 litų į mėnesį ir tuos 200 litų į mėnesį išminusavus iš bendro elektros suvartoto kiekio, mes gauname, kad šildymas mums už praeitus metus, iki šių metų gruodžio 15 dienos, aš jau čia apsimokėjau, jisai mums kainavo 3500 litų. Tai mes šildomės 8 mėnesius, mes šilumos netaupom, šilumos siurblys yra įjungtas ištisus metus ir, sakykime, balandis šaltas, netgi ir ten birželis vėsesnis, jeigu mums kambario vidaus patalpų temperatūra nesiekia 20 laipsnių, šilumos siurblys įsijungia ir pašildo, kad būtų ta temperatūra pastovi visą laiką. Geoterminis šildymas vienas taupiausių nuosavo namo šildymo būdų, tvirtina ir kaunietis verslininkas. Beveik prieš 10-metį vienas pirmųjų Lietuvoje, statydamas namą, jis įsirengė geoterminio šildymo sistemą, pasistatė šilumos katilą. Ir dabar 400 kvadratų namo šildymas šalčiausia žiema, kai namuose nuolat palaikoma 20 laipsnių šiluma. Jo 5 asmenų šeimai kainuoja apie 500 litų. Tai beveik 300 litų mažiau nei moka kaimynai, besišildantis tradiciniais būdais. Tai kaip 2 elektriniai arbatinukai tiek naudoja, kai dirba. Tai įsivaizduokit, kad nereikalingas joks galingas elektros įvadas. Čia šitą daiktą galim pastatyti bet kuriam name, kaip sakant, kur turit apie 6 kW elektros įvado galingumą. Taip kad labai mažos sąnaudos, labai geras daiktas, visiškai jokio, kaip sakant, nėra jokių išmetamų dujų, dar kažkas, viskas ekologiškai ir yra daug pigiau negu šildytis dujomis. Jo iš vis nereikia prižiūrėti. Jis stovi 10 metų ir aš dabar prieš jum atvykstant nusivaliau dulkės. Nes čia nėra reikalo vaikščiot, antiek puikiai sustiguotas. O pats šilumos siurblys 200 litrų vandens sušildo per 15-17 minučių. Čia greit skaitosi. Na, atsižvelgiant į tai, kad kaina gaunasi 200 litrų, na, sakykime, apie 60 centų, tai aš manau, kad greit. Va, kaip tik dabar šiuo metu mes girdime, keičiasi siurblio darbo garsas, jisai gamins karštą vandenį. Kitaip nei su Derviškių būste, čia nėra radiatorių, visose patalpose įrengtas grindinis šildymas. Ir šiluma naudojama ne iš grunto gręžinių, o iš greta esančio tvenkinio. Bet esmė ta pati, sako geoterminio specialistas, šiame name padėjęs įrengti šildymo sistemą. Vanduo ir būstas šildomi tuo met, kai elektra varomas šilumos katilas grunte, ore ar vandenyje sukaupta saulės energija specifiniu būdu pakelia iki reikiamos temperatūros. Tai yra, sakykime, šilumos akumuliacija. Saulė vasarą sušildo, akumuliuojama šiluma grunte ir taip pat vandenyje ir atitinkamai, kiek mes iš jos ten paimsim, tiek ir gausim. Kaip sakoma, tai yra ne kas kitas kaip saulės energijos perdavimas į namą, sakykime. Tai lygiai tas pats, kaip sakau, šaldytuvas. Maisto produktus atnešim, sakykime, 0 laipsnių temperatūros, įdėjom į šaldytuvą ir sušalo, sakykime, iki -10 ar kiek. Tai reiškia, atėmėm iš jos šilumą ir perkelim į virtuvę. Tai šituo atveju lygiai tas pats. Iš ežero, iš gruntų perkelim šilumą į namą. Šildymosi būdas, naudojant negiliuose žemės sluoksniuose vandens telkiniuose susikaupusią šilumos energiją, vadinamas sekliąja geotermija ir yra itin paplitęs Skandinavijoje, Amerikoje, Senojoje Europoje. Kol kas nėra tikslios statistikos, kaip plačiai Lietuvoje naudojama ši atsinaujinančios energijos rūšis. Bet vis daugėja nuosavų namų, viešbučių, visuomeninės paskirties pastatų, kurių katilinėse įrengti analogiški šilumos siurbliai. Tai yra viskas, ką mes turime. O kas čia matosi, ką būtų galima pasakyti? Iš esmės yra garintuvai,
yra 2 garintuvai pastatyti ir, žodžiu, vanduo ateina, tas šiltas vanduo iš žemės, nuo garintuvo nusiima, pereina per šitą kompresorių, čia yra suspaudžiamas, cirkuliuoja ne freonas, bet dabar jau freono naudoti negalima, bet yra analogiškas freonui skystis ir jisai suslėgtas prie 8 laipsnių temperatūros, pačiupinėkit, kokį karštį duoda. Paprastai kalbant, geoterminio šildymo veikimo principas kaip šaldytuvo, tik atvirkščiai. Iš šilumos šaltinio šilumą į siurblį perneša kolektoriaus vamzdžiuose esantis neužšąlantis geoterminis skystis. Čia atnešta šiluma išgarina šilumos siurblyje cirkuliuojantį freoną. Jo dujų temperatūrą dar padidina įmontuotas kompresorius. Ir kai pakilų temperatūrą mes turim karštą agentą. Ir todėl šilumą toliau kitam jau šilumokatį, kuris šilumos siurblyje vadinamas kondensatoriumi, atiduodam tą šilumą į termofikacinį vandenį namų šildymų sistemą. Ir cirkuliuoja ratu. Ir pastoviai tas freonas, sakykime, keičia savo agregatinę būseną. Tai skystis, tai garas. Vienas didžiausių geoterminio šildymo minusų – nepigi pradinė investicija. Sistemos įrengimas kainuoja 2 kart daugiau nei, tarkime, kieto kuro ar skystų dujų katilinės. Žinoma, kaina priklauso nuo namo dydžio ir pasirenkamo šilumos siurblio galingumo, bet, sako specialistai, sumos pradedamos skaičiuoti nuo 40 000 litų. Kita vertus, metams bėgant investuoti pinigai grįžta su kaupu. Žmonės, statydami malkinį pečių, jie neskaičiuoja, kad ta patalpa, kur reikia laikyti malkas, jinai ją pastatyti irgi kainuoja pinigus. Aš jau nekalbu apie tai, kad kainuoja pinigus tas malkas atsivežti, suskaldyti, sunešti, kūrenti, valyti pečių. Ta pradinė investicija, kada yra įdedama didesnė, tai tu visą likusį gyvenimą turi mažesnės sąnaudas. O skirtumas tarp dujinio katilo ir šito siurblio yra apie, nuo 12 iki 13 tūkstančių, jeigu imti nuo pradžios namo statybos. O svarbiausias ir didžiausias privalumas, kurį mini visi pasirinkę geoterminį šildymą, taip mažiau teršiama gamta. Nors paskaičiuota, kad šildantis geoterminiu būdu 3 dalys energijos yra iš gamtos, o viena tai elektra, kurios gamybai naudojamas iškastinis kuras, vis tik tai švariau nei kūrenti anglimis ar dujomis. 100%, aišku, tai nėra švarus, kadangi elektros energija gaminama deginant kurą. Kažkur tai šiluminė elektrinė. Tai tokiu atveju nėra taip, kad absoliučiai emisijų nėra. Tik aišku, šitoje vietoje nėra. Pagal Europos valstybės atliktus skaičiavimus laikoma taip, kad ekologiškų šildymo reiktų vadinti šilumos siurblį tuo atveju, jeigu jo efektyvumo koeficientas arba tas vadinamas angliškai kopas arba lietuviškai dar transformacijos koeficientas yra ne mažiau kaip 3. O čia? O šičia yra 4. 4 ir truputį aukščiau kaip 4. Jeigu šiandien mūsų vyriausybė labai rūpinasi aplinkos taršos mažinimu ir energijos išteklių taupimu, kad mažinti kuo daugiau iškastinio kuro naudojama ir taip toliau ir aplinkos taršas tos susijusia. Bet kodėl tuo pačiu nepamąstoma, kad vis dėlto individualių namų savininkai, kurie šiandien taip pat teršia aplinką, kurie naudoja tą kietą iškastinį kurą, kuris vežamas iš Rusijos, tarkim dabar anglį veža iš Kuzbaso, anksčiau veždavo iš Lenkijos ar dar iš kažkur. Mes resursų neturim bet kuriuo atveju. Tai tiems žmonėms galbūt reiktų kažkokią dalį kompensuoti, kad jie galėtų įsirengti geoterminį šildymą. Tai yra taip patogu, tai yra tikrai neišpasakytas komfortas. Jau 4 mėnesius Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvos rūšiuoti paprastą dalyviai mokosi ir keičia savo vartojimo įpročius. Sako, tai darantis dėl gamtos, o tai reiškia dėl savęs. Darnos jums ateinančiais su aplinka ir savimi. Iki. Kodėl jūs iš Bendorėlių persikraustėte į Markučius? Kokia buvo priežastis? Praktiškai tai ir yra ta priežastis – važinėjimas. Aš tiesiog nesuspėdavau jau važiuoti. Ir be to ir vaikai. Vaikai labai gerai, kol jie maži, kai prasideda darželis, kai prasideda mokykla, tada yra problema.